ir gali surinkti ir taip toliau. Bet mes visus absoliučiai išvarėmės. Nebus jokių paslaptingų minčių. Yra pirmo, kaip sakant, laureatas ir 10 prizų nėra mažai. Tiek. Bet aš sakyčiau, jeigu reiškia tas Dovydas, tas Teresnis, užima antrą vietą po laureatų. Taip, mūsų sprendimu taip. Ir reiškia, jam mokiniai neša dovaną, o čia reiškia tokia komisija susirinkusi neskiria jokios dovanos. Gerai, imam, balsuojam. Negalima žudyti. Imam ir balsuojam. Yra pasiūlymas. Garbė yra pats baisiausias išbandymas. Gerai jau. Tai imam ir balsuojam. Pavyzdžiui, o kasgi yra, pavyzdžiui, pasiūlymas. Reiškia, sakau, nieko 2000 tai yra dideli pinigai. Ir Lampickas, man atrodo, bus be galo patenkintas. Taip? Aišku, jeigu, pavyzdžiui, Kepalė sako, kad yra tie nuostatai parašyti, jau supratė, aišku, su tais reikia. Bet mes, pavyzdžiui, to nežinojom. Reiškia, o praeitais metais tas, kuris ten šampano dėžę pastatė, ar kažką. Tai jam buvo pinigų tiek ir tiek, jis dar šampano dėžį, ten visi buktelė, reiškia, kad gerkit, hebra, man čia tiek labai daug visko. Bet tik tai sakau, reiškia, tai, arba tada, ką, jeigu jau mes, jau mano pasiūlymas jau neužskaitomas, tai, bent jau tada, tu turi, nors yra abejonė, tu turi traukti ir duoti vienam, supranti. Tai aš sakau, reiškia, visumai pamus, jeigu jau mes sakom, kad tai yra komisija, tai duokime mes tos pinigus, kad jeigu jinai disponuotų pati pilnai, supranti, kad tai būtų toks. Ar būtų galima tokį pasiūlymą, gal jis keistis atrodytų? Reiškia, tuos 500, kai buvo kalba, paskirt šitai šeimai už, reiškia... O negali? Žiūrėkite, ir gaunasi tai, kad supranti, ta komisija jau, jinai yra, kaip, jinai jau prie ko. Yra dar kitas pasiūlymas būtų, reiškia, juk akivaizdu, kad Teresius netoks jau blogas ir kad jis irgi beveik pirmą vietą. Išeina, kad vos ne 2 pirmas vietos galėtų būti. Bet, reiškia, vis tiek, kadangi pirma yra geresnė ir autorius, reiškia, ir koli šitie žiūrovai davė jam tą pirmą vietą, tai mes galėtume daryti 2. Norime pagarstinti, kad mažasis kūrėjas yra apdovanojamas prizu už puikų debiutą. Šitą prizą įsteigė Dovydo darbai patiko ne tik tai kūrybos ir darbo centro moksleiviam, bet ir Meisterio žurnalo redakcijai. Todėl jam prizą taip netikėtai atvežė Meisterio žurnalo korespondentės. Prašom. Jauna medžio drožėjai nuo Meisterio ir Baltijos televizijos vaiduoklio geriausi linkėjimai su autografu nuo vaiduoklio. Nenuleisk rankų, kurk ir savo darbais gražink gimtąjį miestą ir visą Lietuvą. Sėkmės moksle, sveikatos ir laimės. Meisterio redaktorė Jadvyga Gebinavičienė ir vaiduoklis. Paskui ką, Jackūnas 47. Nu taip. Tada Edmundas Gaubas 36. Ir Martynas. pasiimti gerbiamą Saulių Lampicką iš Alytaus. Įvertintas ir žiūrovų. Esate apdovanotas žiūrovų prizu. Šitą prizą įsteigė Pandėlio seniūnija. Yra ponas Seniūnas. Pats esu kilęs iš Pakruojo rajono ir žinoma, ta nostalgija lieka. Na, kurt vis sunkiau ir sakykime, tą drožybą, kurią jūs matėte šioje parodoj, šiai dienai darosi man prabanga, nes tokių drožinių niekam nereikia. Ale, skirsi kažkiek tai? Gal 8. Gerai. Dabar Vytautai, ponai? 7. 7. 11.
Plius 11 ir Jonas 11. 11. Gerai. Lampickas toliau eina, po Lampicko Lubys. Ten toj mažoj stalytėj bareljefai ant sienos. Gal nieks neatkreipė dėmesio į Lubį? Nėra. Matulevičius, kunigaikščiai va čia ant anos sienos kabom. Nieks neskiria, nieko? Aš skiriau. Kiek? 2. 2, gerai. Dar kas nors? Jau nieko. Matulevičius. Mikulskis. Nieks nepaminėjo. Aš 2 skiriu. Gerai. Mikulskienė, Cecilija. Mažučiai visokie mėnesėlius kepė. Mikulskienė, Blaževičiaus 3 yra. Ir mano 3. Mano 4. 3 + 3. Mikulskienės. 2. Gerai, Arūnas? Nieko? 2. 2. Vieningai. Ale? 4. Jūs? 3. 3. 4. 4. Ir nieko. Rinkevičius. Nieko aš manau. Nieko neskės. Rinkevičius. Seibutis. Gal nereikia neįrašyta tas? Seibutis, mačiau už nugaros. Seibutis rašytas už nugaros. Skiriat? Aš ne. Ne? Ne? 9. Gerai, 9 plius. Ale? Ne? Ne? 1. Plius 1, gerai. Sologubas. A kas čia yra tos? Ne. Sologubas yra? Kas nors paskyrė?